Mes skambinsim į Rūklą pabėgėlių centrą ir paklausim, kiek afrikiečių. Išskyrus gamtą, kas yra gero? Gamta. Gyvūnukai. Išskyrus gamtą, kas dar gražu? Gamta. Sėkimas negalimas. Prašome patikrinti numerį. Žiūrėkit, o jie turi kažkokių išradimų, jie prisidėjo apskritai prie pasaulinės civilizacijos kažko? Nu, tai Egiptas tai gal prisidėjo, ką? Gerai, mes nekalbam apie musulmonus. Ne, Egiptas, senovės Egiptą. Taip, apie senovės Egiptą, taip. Nu jo. Bet vis tiek mes kalbam apie subsaharą, vis tiek. Ne, čia kalbam apie bendrą Afriką. Nu tai Egiptas buvo krūtai, bet jie ten irgi, negaliu aš šitą nesakyti, bet jie irgi ten mėgojo seseris su seserim. Gal galėsit jau vengti? Jo? Gerai. Tai jūs ten turėsit sumaišyti, mes vietų beveik nepakeitėm sėdėjimo, tai bus galima permiksuoti. Kaip ir galima. Seniečių registracijos centras Budėtas klauso. Labadiena. Klausom. Labadiena, ar girdit mane? Taip, girdim. Jūs trukdo iš MTV UPS laidos, ar galėtumėt su mumis truputėlį pakalbėti? Iš kur trukdo? Iš MTV UPS laidos tokios. Nu tai klausau, ko jūs norėsit. Mes norėjom paklausti, ar yra pas jūs tarp pabėgėlių afrikiečių? Ko tokių? Afrikiečių, iš Afrikos žmonių. Nu, kaip čia jums pasakius, kad dabar ir nėra likti. Nei vieno, ne? Nu. O šiaip tai retai tokie pasitaikantis, ne? Žinot ką, rytoj paskambykit tyrimų skyriaus viršininkė ir va pateikit šitos klausimus. Gerai, ačiū jums labai už pagalbą. Prašom. Viršininkiai paskambinsim rytoj, gerai? O dar Afrikoje yra labai, nėra praktiškai viduriniosios klasės, yra arba žiauriai turtingi, arba jau tada visai jau vargšai. Taip. Va. Ir už tai afrikiečiai bėga į Ispanijas visokias ir taip toliau. Girdėjot, kad Europa dabar nusprendė iki 2020 metų priimti 20 milijonų emigrantų, nes trūksta tipo žmonių, kad galėtų dirbti kvalifikuotų darbų. Europoje rinkui nėra tiek žmonių. Tai kas čia bus? Ne, tai bus kaip žalio kortelė Amerikoje, kaip tik pavadins mėlynąją kortelę. Va tokia idėja. Tai aš galvoju, lietuviai kaip sureaguos į tai. Vat, norėjau sakyti, nes aš vieną dieną važiavau troleibusu ir įlipo kokie gal 5 azijiečiai į troleibusą. Nu, nesuprasi, šeima, ne šeima, žinai, bet vyresni, žinai, jaunesni, ne? Ir taip visi labai juokingai, jie norėjo taip susėsti visi kartu, žinai, bet nebuvo vietų, tai jie taip biškiai įsimėtė. Ir aš pasijutau, žinok, jau kaip ne Lietuvoj. Tu važiuok į Angliją, pasijausi ne Anglijai. Nu, į Londoną bent jau pavyzdys. Bet aš Vemblio rajoną važiuok. Bet aš nesakyčiau... Ten Lenkija. Bet Lenkų sako labai daug Londone. Lietuvių žiauriai daug. Bet Lenkų daugiau. Lietuvių irgi. Kiek nori. Eini gatvę ir ne kas antras, bet... O vat afrikiečių mažiau? Nėra, tik tai kitose regionuose. Lietuviai dar dirba statybose, ten, pavyzdžiui, jeigu į Krūto regioną, kur tipo viskas atremontuojama, tai... Pavyzdžiui, buvom viešbutį dabar neseniai. Ir kažkaip labai durnai pasitaikė, kad statybos buvo, o pusė buvo Lenkai, Lietuviai arba Rusai. Ne pusė, visi absoliučiai statybininkai. Pigesni? Geresni. Nieko nežinai. Nu gerai, grįžtam prie tos Afrikos. Prie sekso. Ką? Sekso nori? Tu toks labai visas švytintis, nes šiandien grosi, jas? Tai šiandien, man atrodo, biškai O geriau. tu, Orinta, norėtum su afrikiečiu kada nors? Nu, nenorėtum, aišku, nes tu vis tiek dabar esi ir kaip ir šeimos žmogus. Bet ar kilo toks noras kažkada? Toks, nu, truputį, patikrint. Sakyt, čia galinga afrikietiška patranka. Reikia nušveisti. Manau, kad nesusidomėčiau. Aš tai iš vis galvoju, gal Orinta nekalta? Mes turėtume šiaip patikrinti tave.
Ir išduoti sertifikatą. Tais laikais dar LTV rodė detektyvinį serialą pavadinimu Senis. Tenis? Senis. Vokiečių detektyvinis serialas. Senis. Nu, tarkim. Vienas pirmųjų tokių detektyvų. Nu, buvo Twin Peaksas, žinai. Buvo. Tada Twin Peaksas Senis. nėra Muzika buvo detektyvas. Twin Peaks. Ne, aš kalbu apie tuos, žinai, užsienietiškus Taip. produktus Lietuvos eterį. Tai tenai buvo Senis, tas detektyvas, pagrindinis toks, nu, Senis. Jis buvo senas, bet jo asistentas buvo Jodukas. Ir man jis baisiai patiko, man gal 10 metų. Šis toks. Žiauriai patiko, aš net kažkada laikraštį radau ir išsikirpau. Ir sakiau, mano vyras bus Jodukas. Po to, kai užaugau, aš pasidariau biškį. Xenofobė. Jo. Bet tu įsivaizduoji, dabar gerai priminėjai Twin Peaksą, tu įsivaizduoji kažkada seniausiai tokį pirmą serialą Massive, kurį gavom mes, nu, išskyrus Santa Barbara ir Meksiką, Ir Vergį buvo Twin Zaurą. Peaksas. Tu įsivaizduoji, kaip tai galėjo paveikti? Aš atsimenu, mano tėvai žiūrėdavo ir aš negalėjau suprasti, kas ten tokio krūto, aš labai mažas buvau. Bet panašumas į Lietuvą yra, aš po to vat prisiminiau. Vat, Tie kiek... medžiai labai panašus, tie miškai. Ne, ir šiaip kas vyksta ten, ką nesuprasti, kas? Ne, kažkas tai. Bet čia linčas, taip? Linčas. Psichas. A, mes kalbėjome apie Linčio filmą praeitą. O tu norėjai Joduką? Tu tai turėjai šių Jodukę su savo burnoje praeitim. Žiūrėk, galiu pasakyti vieną dalyką, bet čia... Taip, rusės vis tiek geriau. Po airių. Ai. Nesigilinsiu, neskleisiu asmeninę patirtį, bet bent jau kaip draugai sakė Kolumbijoje, juodaodė yra kaip žuvis. Jeigu gerai išplauni, tai nėra nieko skanesnio. Galit ištrinti šitą, ką pasakiau, bet jau Ekvadorė taip ten sako. yra Pietų daug Amerikoj. tokių juodų, ne? Ekvadorė pas jūs daug juodų. Ne, šiaip Kur Pietų Amerikoje daug tokių? Karybose labai daug. Bet ten kitokie juododi. Netokie juodi. Ne, yra visokių, nes iš esmės, vat kaip. Čia yra kaip, žiūrėk, juododis žiūri mus, kaip mes žiūrime juos, ne? Tai pavyzdžiui, jie nemato skirtumą tarp, pavyzdžiui, slavo, baltų, nu, jiems genetika, žinai, tu esi baltas, kaip mes žiūrime, kinietį, korėjėtį, japoną. Nu, jie yra tie patys. Gali atskirti ant tokia nosis. Kažkaip bandai, bet ką, paprastas bukas žmogus, sako, čiuk čia viskas čia. Čiuk čia, kaip senai girdėjau šitą žodį. Jūs negirėti nuo Kenijos gyventojų. Bet yra iš tikrųjų labai daug skirtingų genetinių rūšių. Bet po to jie pradeda maišytis ir turi kažinką. O tu galėtum atskirti nigerietį nuo Kenijos Aš tai gyventojų? negalėčiau asmeniškai, ne. Bet pavyzdžiui, matosi, Pietų Amerikai, Kolumbijoje buvo tokių dalykų, palauk, vardu dabar pamiršau, man atrodo, Palenkė. Palenkė buvo pabėgėlių tokių miestelių. Ir ten iš tikrųjų jie įsikurdavo ir labai ryškiai matydavosi tos Palenkės arba tos kažkokios afrikiečių genties, nu, genetinį kodą. Pamatai, jie visi, yra tokie, Kodas užrašytas. Čiūjų, jo, žinai, ten čia, ant ausies. Jurgi, iš savo asmeninės patirties gal gali pasakyti, ar juodos merginos, juodaodės, turi specifinį kvapą iš tikrųjų? Visi juodaodžiai. Aš sakiau, aš taip negaliu teikti, aš tiesiog, žinai, iš liaudiškos kolumbietiškos kultūros, aš tai netgi save, netgi negalėčiau to pateikti asmeniškai. Bet, ką aš galėčiau pasakyti iš asmeninės patirties, juodaodės juda žymiai geriau negu baltodės. Kur? Nu, prisimeni, kai buvo pas mus svečias šitą. Kaip užpakalius juda, nu čia jiems yra Dievo duota dovana. Bet pas jas visas ir tos šiknos yra tokios šių. Faina, ne? Labai gražios. Ir pas bernus irgi. Ne, pas mergas aš tik mačiau. O pas bernus yra, žinai, kas... Ir va taip Tomas skuba į pertraukėlę. Taip.